Vasaros pabaigai, jau kaip ir rugsėjo pradžia, bet dar vasara nesibaigė, nes nesibaigė litai mūsų bėnų. Tai nesibaigė ir vasara, tada važiavom į Kalvarijos turgų. Personažas. Galbūt tai yra paskutinis turgus šį sezoną, gal dar vieną padarysim spalį, jeigu orai leis. Nuvažiuosim, tai nežinau, galbūt paskutinis epizodas, gal ne. Bet šis epizodas irgi toks ganėtinai įdomus, nes Benas po 2 dienų išvažiuoja į Indiją, todėl pirksime tau ką? Pirksim kažkokį sėkmės talismaną, simbolį, kad aš turėčiau ką, nežinau, į ką pažiūrėti, ką laikyti rankoje, kai bus amuletą kažkokį, kad prisimintų realiai hiparikus. Nes važiuoju į kitą kultūrą, į kitą žemyną, tai bus tikrai daug išbandymų ir jo, reikia, kad hiparikų stiprybę jausčiau savyje visą laiką. Kas labiau simbolizuoja hiparikų stiprybę, nei koks nors šūdnekis nusipirktas iš turgų. Ir šiaip Indijai bus daug irgi su turgavičiu, visko žinai, ir tu vaikščiusi, tu tik kiekvienas tą amuletą ranką, gal tu jausi galingesnis ten būdamas, jausi tokį turėsiu žodį. Kad aš turėsiu, kad mes čia saugo, tai svarbu. Jo, tai šiaip man irgi reikia dalyko, aš dabar jau gyvenu vienas, esu viengungis, gyvenu vienas bute, tai dabar galiu prisipirkti tokių šūdniekių, nesąmonių vyriškų. Galiu tempti savo namus dabar ką tik noriu, nes niekas man neknis proto dėl to. Daiktus iš gatvės gali ženklą parstėti kelią. Taip, ir aš. Čia tai būtinai čia. Ženklas. Jeigu papjankės neturi ženklo namuose, tai lieva pjankė. Jeigu nesi nei karto parsinešęs papjankės, tai ženklo namo kokį nors kelią, tai tu, žinok, dar neturėsi gyvenime normaliai, nesi užgeręs. Jo, ir man namuose reikia paveikslą, įsivežė mano buvusi dama paveikslą iš namų vieną, tai man reikia užpildyti tuštybę ant sienos, gal kažkokį fainą gražų paveikslą surasti. Tai Markui sodą reikia peleninės, nes turi sodą Markas, dar nežinot, bet dar neskelbė spaudai. Jo, tai reikia man peleninės, reikia paveikslą, reikia gal tausterio, nes irgi išsivežė. Mano buvusi dama tausterį iš namų. Jo, nu tikrai tau daug daiktų visai reikia, bet, nu, žiūrėsim, ką rasim. Žinoma, jeigu kažkokia ruboškė rubelis bus gražesnis, nepraeisim. Bet šis turbūt šiek tiek kitoks, koncentracija nebus į rūbus, bet aišku, jau mes tikrai nepraleisim progos nusipirkti, jeigu bus. O man dar, ne, bet bendrai, tipo, kažkokio rūbo, kažkokios detalės reikia, man reikia, kad aš noriu vežtis į Indiją, kažkokią apdarą, ar tai būtų galvos apdangalas, ar tai būtų kūno apdangalas, kurį aš užsidėčiau jau įveikęs kelionę, grįždamas į Vilnių, namo, kaip pergalės ir nugalėjimo Indijai ženklą. Arba gal tiesiog triusikus reikia priimti, bet triusikų vaikštai. Gal tu Indijai gal... Ten labai karšta bus. Taip. Ai, bet kad į Vilnių jau kai grįšiu, turėčiau. Nu gal triusikus, ja. Kažką žodžius, bet tu turi triusikus, iš Ryto turgus, iš Rietavo turgus turi triusikus. Gerai, bet žinau vieną dalyką, ko mes tikrai nepirksim, Benai, aš tau pasakysiu, mes nepirksim kėdų. Nes mes kėdų... Čia nėra čia, kad būtų, tipo, na prasme, tu gali varyti su plapkiam, taip vaikščioti. Nėra čia, taip daro žmonės. Mes apie batus kalbame, tu triusikų temą uždaryti. Kas batus sakai? Tai, mes nepirksim batų, nes mes turime... Pirkai batus man? Ne, čia mes gavom batus iš rėmėjų, seniai. Pažiūrėk, čia yra... Pirmą kartą kažkas iš rėmėjų man iki manęs dainų. Pažiūrėk, tai mes turime rankų darbą, rankų piešimo, vienetinius, ežio kėdus. Mes po to papasakosim, kaip jas reikia gauti, jeigu jūs irgi tokį norėsit. Bus po to paaiškinimas. Aš be koinės. Seniai, čia geri batai, čia kojytė kvėpuos, nereikia koinį. Jo, čia nereikia, žinau. Jo, eik tu žiūrėk, va. Padas su taškiukais yra šitais, kur kvėpuoja. Taip, gerai, viskas. Pasimatuojam, užsimaunam, pažiūrim Martinką. Nupirkęs naują balinę. Iššovė naują avalynę, judame į naują turgų, Kalvarijų turgų. Taip, misijos aiškios, viskas kaip ir aišku. Praeitam video per daug tikrai pikti buvom, piktai reagavom, iš žmonių nenoro filmuotis, šį kartą taip nebebus. Būsim mandagų šį kartą, tikrai. Šiek tiek gal... Supratom, kad iš tikrųjų mes nesam tokie žmonės, kokie mes buvom tam video. Mes iš tikrųjų esam geranoriški, draugiški žmonės. Mes nebiški užmorozinom, negražiai ir mes tikrai nesam tokie. Buvom neišsimiegoję, prastai išsimiegoję ir norėjom nufilmuoti. Reikėjo daug darbų padaryti greitai, tai dabar viskas, mes nurime, mes nusiraminę. Niekas mūsų neišmuš iš vėžių. Benas negali žiūrėti Indiją piktas. O, ačiū. Judam. Gerai, kur čia įėjimas į turgų yra? Matau, Markai, žinau, čia rimtas turgus. Jo, bet čia toksai, žinai, be konstrukcijų, be nieko, čia, žinai, toksai yra suvažiavęs. Čia rimtas, čia yra rimtas turgus. Pažiūrėk. Lietuviškas Wolverine. Lietuviškas Wolverine.
Davai, pries. Ja, šviesu šitas, ramiai. Čia yra priešas. Mes visur turim priešų jau. Net ir atokiausiose. Paspirtukais nevažinėkit, geriau su šluodą skraidykit ir viskas. Na, viskas tvarkoj bus. Geriau su šluodą skraidyti. Markai, nenori tokio namie turėti? Aišku, noriu. Nori. Tokio norėčiau namie. Aš ten pasižiūrėkus. Žiaurus. Gali pabandyti, man ruolas patikrinti. Pabandom? Ką? Pabandom vieną iš šikną. Davai. Pradėjom turgų filmuoti, baigęs džekesais, kroč. Bet į pilo šauko, aš presai tempęs. Iš toliau, nu, kad durnas į partiją. Šauk! Neskaudėjo visiškai. Tai ką, čia miščiai. Žaliukas, svarbiausia panikuoti anksčiau laiko. Geriau šakmens būtų metęs. Čia pelinė gera būtų. Tiesiog į rankas čia būtų. Gera būtų, ja. Pagal, gerai. Gera mintis. Čia gerai atrodo. Jis tiesiog sauja gerai. Taip. Bet čia jis to kamuolį prit? Nu tai jo, koks skirtumas. Turėsi kamuoliuką irgi tokį ranką. Galėsi panaudoti kažko. Geras. Šiaip savyginos ginklas. Paklaus. Kiek kainuoja? Visas komplektas galima padaryti už 15 eurų vietoje 20. O jeigu norėčiau tik tais rankų? Tik rankų, tai būtų 12 eurų. 12 eurų, o 10 kažkaip gal? Nu, kad po to smulkių nekrepšyti, aš turiu 50 vienoj kupiūrai. Nu, bet... Manau, kad gera kaina. 12 eurų, sakot, gerai? Jo. Rankų darbas čia? Nu, aš matau čia rankos. Padarytos rankos. Ir tau tiesiai rankas gali keliauti. Ir tau tiesiai rankas gali paduoti. Tai čia bus iš rankų į rankas rankų darbas. Taip. Rankos. Taip. Mau, čia rankų inceptionas gauna. Gerai, paimsiu, bet be kamulio. Aš nežinau, kur tą kamulį dėti, o čia naudosiu kaip pelinį. Gal ant žirgų sporto užsikabinsi, nežinau. O, čia geras paveikslas. Ketvirtas mano mėgstamiausias šniukas, aš noriu šitą. Ir dar drobė. Įsivaizduoji drobė. Irgi rankų darbą. Taip. Viską rado vienoje vietoje. Tikrai jau ne iš fabriko. Šitą atsiminsiu, šiaip nes man į paveikslą, bet nenorim nuspirkti visko per pirmas 10 minučių, tai... Nebeturėsim turinio, tai jeigu ką dar grįšim, šitas man atkreipia dėmesį. Man čia atrodo kaip didelis liūtas milžinių. Su tokiu, va, tą, kad į krumlius ir daužas, va, tą. Man čia frisbee lenta lietuviškai tiesiog. Bet liliputam litas tokį ir būdavo dydžio kažkur. Oho, Grimolį tik mokintis ir mokintis iš tavęs. Suplyšo šortai, man. Aš tokį galiu viską. Suplyšo šortai. Šiaip girdėjau, kaip suplyšo. Dabar kaip Rimkenzo šortai. Blet, reikia ir kitoj pusėje tai pasidaryti. Davai. Bum. Nice. Iš tos pusės plėšia. Iš vidaus reikia plėšti. Nu jo. Tai čia jūsų gyra kėlė ir suplyšo, ant tiek sunkiai gyra, įsivaizduoji? Ant tiek storą žopą, kitaip tariant. Ne, o čia bet visi žmonės bendraujantis buvo. Taip, Ne vienas išsiparinęs. Labai kol kas. Kalvarija, kol kas MVP. Bazarin. Buvo, koks geras patviriukas, kaip man tiktų seniai. Kaip man tiktų. Čia mano. Čia tau tu dar. Čia mano, va. Ne, čia vietoj bos maišelio. Čia mano. Kokią kainą sakykit šito? Kiek? Mes ne šito krašto nežinom, šito žargono. 3, ne? 3? Duosim 5. Nu, 5 mes tikrai neduosim, 3 tai 3. Bet pala. Aš tokiu, kad tokį nešiotis vidai. Čia, pamečiau eurą. Jisai mušti iki 2. Biškai gal peržiūrė, šiaip stiliuojate, daug kas nesinori kažkaip mušti. Ja, nemuš. Ir medaus, žiūrėk, tai... 5 duosim, žinokit. Duosim 5 už šitą gėrį. Tai va, sakė, su šituo 5. Jo, paimk tą. Va, su šituo 5. Gerai, su šito 5, tai dėk į vidų. Dėk į vidų viską. Bus, čia palaimintas futleras bus. Tai paskutinė vakarienė. Šitą reiks man išsiaiškinti, kaip atsidaro. Gal paklausk iškart vidėdulės, parodės tau ir bus ramu, nes po to reiks grįžti atgal čia žvalas. Aš nenoriu prieš tėdę čia, kur kaip duhelis, taip pat dabar sakyti, kad nemoka tai daryti. Einam, paklausk. Neklausk, nu tik turnas. Dabar jisai fainas. O, va. Čia ir kompai, žiūrėkit. Čia viskas. Futleras čia buvo ateities futleras kūrė, kai dar nebuvo nešiojimų kompų, o jau buvo padarytas. Taip. Numatęs, tipo, ateities. Oi, nešk. Kas ten? Kad pilnėsis būtų. Gerai, čia eikt. Žiūrėk, su šakutė. Kas? Ir su šaus. Šitus tų indė šiaip žiauriai praversus, seniai. 2 tokie, va, ir.
Seni, pasimk Indiją. Jo, nes jie rankom valgo viską, aš tokį. Jo, tu tokį išsitrauks, pasimk. Kiek kainuoja? Kiek už tokį? 5 eurų. Žiūrėk, koks šitas kietas. Kiek sakė, 5? Jo, bet pasimk dabar, taip pravers. Sen, ir toks mūsų kietas, pasižiūrėk, tau tokį reiktų. Tokį vat kažką, tipo, turėti, tipo, mažiuką, tipo, žiaugas, nori sulenk. Pasižiūrėk, bilenkai. Taip, Leraskės, matau, taip, uždarą dalį gali įsidėti. Mažiukas, žiauriai geras. Bet ką aš čia galėčiau daryti, aš net, sviestas sunku būtų tepant. Nes senio oboliuką, tipo, jis pasiėmė oboliuką. Nuo ašmenų, taip, ne? Duodai, tipo, valgai, tipo, duodai vaikui, va, taip. Bet šitą tai pasim, kurios spalvos įmi? Hakį. Gerai, paimsim šitą. Šiaip nesidėrėsiu, nes tikrai geras daiktas. 5 eurų gera kaina visai. Čia. Olimpinį ugnį pardavinėja. O išeitų cigaretę pridėk. Duok, Markai, cigariuką. Jau viskas. Sufulčia. Bliamo, tos fainai gal hatai būtų pastatyti. O žiūrėk. O čia tai peleninės. Tokia peleninė. Gal paskubėjai, žinok, tą peleninę. Čia primės. Ne peleninė, turi banką padėti. O, dar geriau. Kliukai. Tu juokauji. Už kiek parduotume tokį? Antikvarą. 50. Nemažai, bet geras daiktas, suprantu kainos esmę. Jo, suprantu tikrai, nes. O žiūrėk, šitie akinukai, padok akinukai. Šūrikai. Gal man tokius įnė kaip ekspeditoriui, ne? Liam, su futliaru dabar sakė taip. Personalas. Žiauri geri, seniai, pasimus. Kiek jinai šitie? Kiek šitie? 5? Čia viską po pitaką raunam šiandien. Gerai. Šilės geras, nebet gaila, jau 3 mergos galėtum paimti. Bet, žinai, kai prasidė merga iš miesto, tai reikia tapkyčių. Viengungai. Aš jau žinok, geras, koks dydis. Tai visų mergų tas pats dydis, gyvat. Visos ten tą pat nešioja, 3-8 kokie nešioja. 3-6, 3-7, na? Bet tilps. Gražesnių vietų neranda, Kaip? Tai mums, žinokit. Tai įdomiausia vieta Lietuvoje turgus yra. Taip. Jau galvoju, žinot, kas įžymybės, kas gačia. Mes keliaujam per turgus Lietuvoje. Jo, mes čia yra jau 4 turgus, mes kuriam. Kiek šitas tapkis? 10. Uf. 7. Nu kur jau, Sako. į mano amžių savo ir pagalvokit, ar... Markelį, tu Suvalkijoje esi, čia neprisiderėsi, realiai, tai sako, man nedarybų vaibas, kažkai kitokie žmonės, čia nieks tau nenuleidinės. 10 eurų, ne? Bet paimsiu, tai dabar irgi, sakau, kad kokia dama ateis svečius, kad turėtų žiūrėti. Neduosiu savo Naiko guminių tapkį iš salės. Kviesdamas į svečius, pažiūrėkit, kad mažesnė kožikai būtų. Taip, 3-6, 3-7. Biškai, gal keistai, klubė pamė toks, koks batų dydis, kiek 30, ne. Kad pėdų fetišą. Ne, tu neklausinėk, tu kai būsit, jis vis laikot savo dėk ir maždaug žiūrėk, vidį, įsivaizduok savo tapkutės pasižiūrėk ir vis laiką įsivaizduok maždaug. Gerai, bet aš paimsiu, dėk, Žatlerą. Tapkutės labai geros. Aš matau. Dėmesį į damos kojikę. Taip. 3-6, 3-7 dama, aukšto ūgių nežiūrėk. Aš pastoju, prasidėdu būna kokiam 3 išmėra pasmerga, visą laiką dramblius tempios. Tai va dabar teks pakeisti jau kalibrą. Jo, kai reiškia persikalibrate. Teisingai. Lemą Maikytę, Audi Maikytę žiūriu man galbūt. Man tas šunių žiūri. Audi Maikytę, aš Audi vairuoju, čia būtų žiūri simboliškai. Bet žinai, visai tai turėčiau mašinai, kiekvieną kartą vairuoju, užsimaunu, kai išlipu kažkokius persimaunu. Taip. Uniforma yra. Ne, tokia tik tai kai vairuoja, jo. Ne, nu čia šiaip nevaikščiai po miestą, žinai, o, žiūrėkit, aš turiu Audi. Ne, čia už vairo turi būti. Realiai man reikia kryžiuko Indija, kad aš turėčiau kryžiuką. Bet gero tokia turi. Nu, kažkaip. Markui, tavo Markai. Eik. Man reiks tas Maika, dabar užsimausi. Turit, iš kokio dydžio šitų Maikę turit? Tai man XL gal? Gal alkos užtektų gal. Ne, aš noriu XL, man patinka tokias didesnė dydžio. Supratau. Oversize'nis. Infinity maišiukas. A freak like me. Tu sneeze Infinity. Manęs nepaleidžia, aš turiu Infinity marškinukus labai gerai. Šiaip kai žvejys esu atsidavęs, aš labai mėgstu žvejot. Tokius ešerius traukiu iš marių, žinokit, kiekvieną dieną. Kaip? Gerai. O gal dar vieną didesnę? Ne, gerai, žinai. Nereikia O aš didesnės. pasimatau didesnį. Ne, rimtai, po to bus kaip suknelė. Kiek kainuoja? 16. Bet jau kadangi užsimovai nebegali dėrėtis, pizduk. Tai bent 15 gal padarys. Niekaip vyrai. Niekaip. Senis Suvalkija, welcome. Na, čia. Welcome.
Neįmanoma, čia net Marko dėrybų skylai yra bejėgiai jau. Aš žaviuos kaip į kur kramto, gniuždo, suvalkiečių vyrukai. Be šansų, kokie vyrukai ir moteris, ir vyrukai, visi tipo Marką ant dėrybų, bam. Net nepalieka vietos, kažkur jam atsikirs kažką pasakyti. Lembački. Gerai, čia bent kartą. Gerai, prašau, geros dienos. Dėkui. Ir nei žvynų, nei uodegos. Taip, visiškai čia mane nulupot, kai žuvį išdarėt, kai žuvį. Žiūrėk, neperšūnama lemenė. Arba neperdurėma gal. Arba čia, kad nenuskęs. Gal, kad nenuskęs. Ne, čia neperšūnama. Bet čia moteriška. O moteris irgi šaudo. Aš nežinau, aš kad moteris nenušaudžiu, tai prezervatyvų užsimaunu, o čia ne... Tokie. Čia prieš tos maikės var tokie bairiai, žinokit. Čia tik tokie dabar. Jo, tik seksistiniai visokie ir taip toliau. Nenori subyti, makinukų. Ne, aš nebičiu, aš širšiu žmogus labiau. Aš širšiu žmogus labiau. Įsidėkit fliarą. Bet žinok, jis nėra guminis. Nu, gerai, bet ar vietos tai ir. Prie tapkyčių jūs. Čia ne vienas žmogus jums sakė, čia visi faini, visi nebijo filmuoti. Jo, prašau. Bet nežiūrim todėl, nes turim ežio, žiauriausius. Patogus. Čia realiai rankų darbo išpiešti yra. Net be koinės maloniai tai panešia. Čia rankų darbo išpiešti? Jo. Sneaker spot piešia mano draugelio kėdų restauravimo ir ten priežiūros toksai spotas. Mes ne jūs filmuojam, dėdė. Ne jūs filmuojam, jūs nėra kamerų, bet jūs toks agresyvus. Bet nereikia atsiklausti, vieša vieta, pona, žinokit. Ne, žinokit, mes turim teisininką, su mumis atsivežęs, yra teisė baigėsi, viską žino, žinokit. Mes puikiai pasitikrinę esam viską, ką mes galim ir ko negalim. Pažvelk į pasaulį kitų kampų. Gražus, bet biški yra... Nu čia būtų visai nieko, jeigu tas rėmas nebūtų padroštas. 2 eurai? Negali nekris. Futliaras, koks geras irgi. Kiek futliaras? 5. 5 futliaras. Ar esi matęs brachiozaurą? Benai, ateik. Aš galvoju, gal irgi savo pasitakas, ką? Ir varysim, dirbi visą laiką, tipo, jo pasatymą su šitais, ką? Davai? Geras, žiūrėk, tavo tas medžiai. Pažiūrim vidų. O irgi išsiskleidžia? Gerai, žinokit, ponė. Kokia kaina? Bet paveikslą aš jau čia neįmsiu. Ne, dar pavaikštą. Paimsim futliarą, žinok, paveikslą dėję dar ne. Ben kažką bus, man iki 20 geras daiktas. Ačiū labai. Jums taip pat. Dėkui jums irgi geros dienukės. Ne, nu gerai, dar Gerai, man reikia 3 svarbios misijos, amuletas ir paveikslas. Jo. Ir dar rūbas, tipo, pergalės. Ne? Čia tiesiog šitas paveikslas, nuo kurio apsinešė. Į kurį žiūri, dėl šį. Be, pabūnam iškai, aš sėdam. Gal kažką pamatysi. Užkabinu? Aha, aš dėl to jo, paskašiuoju paspirtukus, Kam pirkt paprastas ausinės, kai gali tokias nusipirkti, bet... saugiai, ant paspirtuko, ausinėm. Pažiūrėk. Beats by Stroičiai. Beats by Stroičiai. Beats by Seriožu. Oi, aš žvejybinių prekių parduotuvė. Palauk, vyrai, aš biškai gerai. Aš apsižiūrėsiu, gerai? Pabūk, Markai. Aš tik prisučiu. Ką čia turim? Plūdės, ne? Ant ko čia ešeriai geriausiai kimba? Nes aš šiaip ant ešerių labai einu dažnai. Ešeriai mano žuvis. Liam, šitas vakaras gerai ant ešerių eitų. Šitame aš irgi ant ešerių gerai eitų. Šiaip žvejai, kas mėgstas žiūrėtų, šitą atsizdėmėkit šitą. Aš turiu pasimatuoti. Davai, senis. Čia Himalajose šito gerai suėtų, kai vėsiau bus. Žiūrėk kaip iš šono. Gerai, kad? Tikrai į teismą atvaręs kažką. Trau kamerą, tą sakau. Girdi? Kiek įdomu šitą kainuoja, žiauriai gerai. Kiek lemenė šitą? Daug, nežinau. Už 15 paėmam. Jeigu filmavo, tai dar už 15. Iškart už 15 paėmam. 20, sakytum, ką įva, viską. Ne, nu čia toks 15, grinai, aš kaip buvęs turguose ne vienuose, žinokis, manęs neapgausi, čia 15 eurų. Aš ne vieną lemenę pirkęs, ne vieną Benas irgi pirkęs. Mes lemenę specializuojame, šiaip dirbę prie lemenių ne vienus metus, tai čia 15 eurų. Dar apgausi. Ne, su lemenė, ne. Nu su futliaru, pavyzdžiui, irgi, galėtum apgauti mane. Nauja mano rinka, aš nelabai dar įėjęs. Įmam, aišku. Tokia, čia, su tokiais raštais čia vienetinė.
Nu, tas yra jo šiaip. Čia Tu turi akį tokiem dalykam, aš nesiginčiu. 95% polisteris, 5% elastanas, 100% Swago. teisminis vaibas. Šitoj per agresiją ir smurto pradėjau žiūrėtis. Ne, taip To aš jau- nedaryk, taip nedaryk. Taip nedaryk, kalbam. Tai 15 ne, kaip sakot? Nežinau, jau čia, jinai po 40 Marijampolė kaina. Marijampolė centrą. Kaune 40. Tai palauk, tai Vilniui važiuosim bus kiek 80 iš jūsų, čia gerai investicija. Vilniuje jūs uždirbo daugiau ten. 17 ir sutarėm. Nu tikrai. Gerai bus, sakykit. Bet mes reklamą dar jums padarėm. Jo, Dar ateis. Gerai. gerai. Super. Žinokit, už eurą reklamą dar niekas neragavęs iš mūsų. Eurą. Ne, gal žinokit, ačiū, viskas gerai. Eurą nuėmiau. Taip. Ačiū labai, laimingai. Pažiūrim, ar šitas tipo yra žiauriausias iš visų įmanomų. Bet gerai supako. Išleisis orą. Visą. Kiek eina? Seniai kokia jinai kompaktiška, pasižiūrėk. Viskas. Taigi, viską, pažiūrėkit, futliarai kokie, viskas, lemenės, viskas. Prisoskė veikia. Taip, va. Nematau kryžiukų. Gali būti, kad prasusi pro Kalvarijos bažnyčią, žinok, kryžiukai turi. Pašventi ten būtų iš Jo, karto. bet žiūrėk, va, yra tokie kryžiukai. Auskarai. Tai prisivertausis tada reikia, kur Kalvarijų verio auskarus, nežinot? Aš jau ieškau Kalvarijos bažnyčią, kur yra. Palauk. Reikia paklausti kažkur. Boso kokio. Reikia surasti bosą ir paklausti, va. Bosas. Seniai, pažiūrėjau, gražiai bažnytėlė yra. Seniai, žiūrėk, jis yra bosas, jo paklaus, kur galima kažkokius, kad pažiūrėk, jis tikrai bosas, seniai, įsidys į maikę, roliukai mediniai, iki žino? baideris. Paklaus? Jis žino. Ponas, noriu paklausti jūsų, kur galim čia nusipirkti kokį nors kryžiuką? Kryžiuką, nežinau, kas pradavinėja kokį kryžiukų. Bet ten tik auskarai buvo. Turėtų būti, reikia per tos sandaikčius perėti. Sandaikčius, ne? Ane? Nu, bandom dar kartelį vieną sukti. Dėkui, bosą. Dėkui, bosas. Bosman. Aš man rodos radau. Ui. Ir dar vokiškai užrašyti. Ir aš tokį vadindams. Čia dar su to prisilietimu paveikti. Ir reiks išsiversti, kad čia parašyta. Taip. Bet čia pas jūs pirkti šitą. Kokia kaina kryžiuko? 2 eurai. Bet seniai, čia prašau, čia duok pitaką. Tai jeigu būna, tai gera valia, tipo, kad man šitas tikrai neštų sėkmę. Kad daugiau sumokėt. Nu taip, šiek tiek. Paimsim jūsų kryžiuką ir sumokėsim 5 eurus. Amuletą turim. Paveikslas, sakiau, 25 už 20. Už 20 bus. Sutarta, važiuojam. Super, ačiū jums labai. Nu, na, toks buvo, blėt. Nu, blėt, per daug aš prikroviau krūvą tą lemenę, nereikėjo grūti. Debilas, blėt. Seniai, nunesi pas batsiuvį, sutvarkys, blėt, 1 eurų, atgaivins. Nepaleis taip, žinai, neišmes. Sutvarkysim, padarysim. Viskas bus gerai. Nu jo, nelabai sutvarkysiu. Ne, Vilniui gerų meistrų yra, Vilniui tikrai sutvarkys. Šitas iškrito, va. Girdi, paims prie Lietuvos, prisiūs, kaip padarė, taip padarys iš naujo. Tai kažkas tai pagamino. Ne, bet šiaip, tipo, nėra irgi visai, tipo, problema. Tipo, irgi... Nu, žinai, čia jau pritempinėjai, biškai. Ne, sen. Toks mentalitetas. Dabar dar geriau, tipo, va, tipo, dabar gali papagati. Ne, reikia viskas, kad gerai būtų. Dabar gerai. Jeigu jums kyla klausimų, iš kur gauti tokius žiaurius kėdus, kokius turime mes su Benu, tai viskas yra labai paprasta. Jums reikia tapti Edžio klientais, nes Edžys padarė dabar kolabą su Sneaker Spotu, tai yra kėdų restauravimo ir tobulinimo studija. Ir labai viskas yra paprasta. Tai reikia tapti Edžio klientų ir kasdien vienas laimingais galės laimėti šitų kėdų porą, išsirinkti iš 5 unikalių dizainų. Ir tie kėdai bus absoliučiai unikalūs, nes jie yra išpaišyti ranka, jų nėra pirkime, jie yra visiškai lietuviškas kolabas, tai realiai unikalus daiktas. Unikalus, tik tai daugiau tokių niekas neturės, tik tais jūs. Ir Edžys dar padarė labai fainą draugiškos kainos planą, skirtą moksleiviam, kur už 5 eurus, už nieką, už 5 eurus tu gauni 20 GB, 200 minučių pokalbių ir 1500 SMS žinučių. Čia už pitaką, čia yra kosmosas. Čia yra žiauru tikrai. Jau vien 20 gigų už pitaką yra žiauru. Nes realiai SMS-ų pripažinkit, niekas nebenaudoja. SMS-ų galėtų nebeduoti. O jeigu dar nesate Edžys ir nori tapti, labai lengvai galima pereiti, pakeisti numerį iš bet. Jo, nueinat į Telijos saloną, permetat savo numeriuką ir easy. Viskas taip paprastai. Ir parašysime description'e tikslę seką, kaip reikia registruotis, kad laimėti šitos kėdus. Ir sėkmės žaidime, ir galbūt galėsit vaikščioti po miestą, sutik mane, pavyzdžiui, arba Benas, su tokiais pačiais kėdais, galėsit tam susimojuoti ir padaryti kėdų pitaką, šiek tokį padaryti kėdų pitaką, šiek Benai. Bum! Utenos
Vienos Radler nealkoholinis, ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Na ir žinoma, kelionės gale. Kuom atsigaivinsim? Radlerių mūsų skaniausių draugų pasaulyje. Iškart puikus parodymas. Žiūrėkit, apsisuki, atsigeri, užsisuki ir viskas. Jeigu dėčiau ant stabdžių, pavyzdžiui, nieks neišbėga. Kosmosas, labai geras dalykas. Du skoniai, mango grapefruit, nauja pakuotė, Radleris. Jeigu nori kažko gaivaus, šiek tiek saldaus, su lengvu alaus poskoniu, tai va, tikrai puikus atsigaivinimas. Ypač, kai norisi po gero projekto atšvesti, kad gerai gausi, norisi kažkokio alaus poskoniu, bet kadangi esu už vairo, negaliu gerti. Tai geriu Radleriuką. Yra 0,5% alkoholio, bet manau tikrai tai mano vairavimui nepakenks. Ir labai džiaugiuosi, kad turim Radlerius savim. Sala pilna bagažinė. Dovydėlis irgi čia gerą gali šiandien filmuoti. Visi atsigaivinėm. Tai ačiū visiems už šitą epizodą, kad žiūrėjot, kas palaikėt. Aš negeriu, nes labai noriu į tualetą. Žiauriai noriu. Benas visą video filmavimą norėjo į tualetą, tai tiesiog net biškai jam net skauda žiūrėti, kaip aš geriu skyšius dabar, nes kiekvienas mano gurkšnis perina jam iš šlapimo puslį, jis labiau nori į tualetą. Repinam. Taip, ačiū labai Radleriui ir ačiū visiems, kad žiūrėjot. Viso. Pažvelk į pasaulį kitų kampų. Ar esi matęs brachiozaurą? Algis Ramanauskas, dabar galvoju, nuo jo nupisinėjo kažkas personažas. Kažkaip man čia nederybų vaibas, man čia tokia geras, tik uždarinėjom, galbūt sezoną. Nes labai geras prekas, unikalios. Aš tokį pačią maikę turiu. Kaip pas Leduką, rimtai? Samhal maikė, va ten turiu pačią patikės, esu buvęs, aš čia užsidėjau ir man žmogus sako, kažkoks rašo komentarą, kad čia Samhal, šita maikių firma, yra įmonė, kuri darbina žmonės su invalidumu Norvegijai dirbti, tipo, ir čia yra jų brandas. Tai ta maikė yra skirta žmonėm, kurie su invalidumu yra, kas realiai suprantama, aš irgi turiu invalidumą. Kalbos defektą, aš per greit kalbu tiesiog visą laiką. Ateina Palmyros vyras į barą ir sako barmenui, seni, mano žmona ragina. Barmenas toks, kiek aš kartą tai girdėjau. Ne, bet seni, literaliai. Geras, kur čia skaityti šitą anekdotą? Niekingų anekdotų knygutį? Eik, tu piskai šiek kiaušinį. Kokį serialą? Pasmerkti. Pasmerkti mes dabar. Žiūrėkit, garsiukas, klausykit garsiukas, žiūrėkit. Taip kokybiškai daiktai užsidaro. O taip kokybiškai daiktai užsidaro. Nori dar vieną kartą? Žiūrėkit. Savo noriu pjauti su savimi. Gerai, dėlė. Duokit uždirbti kapeikę. O jūs paieškomas esate, ar kas? Ką? Taip, jis atpažįsta. Ką čia tai? Sako, čia tai iš Jungle Kingo. Mūsų rimtai palaikė, kad mes Jungle Kingo. Kažką darom blogai. Filmuojam, vaikštom po turgo, ką jūs čia darot? Tai šaunuoliai, gerai, darbuokitės. Neturim. Va, mūsų teisininkas. Mes teisininkai esam šitiem dalykam pasėję, mes tas viskas aiškiai teisiškai. Kokius pažymėjimus? Teisininko pažymėjimus. Teisinių pažymėjimus, nėra teisininko pažymėjimo. Yra tik diplomai, kurie yra pas į ofisą. Te palaimina jūs Dievas. Visiškai.